Kągi, treneri, kovingos lygiosios 2-2, koks jūsų komentaras apie rungtynes? Susitiko dvi geros komandos, kurios šiandien vienodai norėjo laimėti. Tiek mes, tiek Džiugas. Niekas negalvoja apie gynybą, kažką tai užsidarimą prie savo vartų, ko pasiekoja, ką parodo ir rezultatas 2-2, 4 įvarčiai. Daug emocijų, galbūt retkarčiais net nesusitvarkėm kažkur tai ypač gale rungtynių su emocija paėmė viršų. Turiu omeny apie Justo raudono kortelę, o pradžios kėlinių mums pavyko pasiekti greitus įvarčius. Apmaudu tai šitos rungtynėse, kad mes to pranašumo nesugebėjom išsaugoti. Leidom Džiugui sugrįžti rungtynės ir pajusti vėl įeiti į rungtynių ritmą ir kurt momentus. Ir mums tikrai šiandien nebuvo lengva, bet, kovingos lygiosios, manau. Nei vieniem, nei kitiem tos lygiosios jos, kaip ir žinot, nieko nekeičia, nes abi dvi komandos norėjo laimėti. Ko galbūt pritrūko, kad tas rezultatas būtų išlaikytas, galbūt tas jūsų mėgstamas žodis koncentracija? Vėlgi ta koncentracija, žinot, tai kad kažkur tai dėmesio stoka, kažkur tai vėlgi, bet žaidėjai, žinot, kaip rungtynių planas, žaidėjai buvo supažindinti. Vėlgi, žinot, ant lentos galim dėlioti, kiek mes norim, bet išeinam į rungtynės. Kas yra rungtynės? Rungtynės yra stresas. Ir kaip mes su tuo susidorosim, taip ir vykdysim tą rungtynių planą. Taip kad, padėkoju vaikinams už kovą, bet mes, sakau, dar kartą pasikartosiu, mes šiandien važiavom 3 taškų ir gaila, bet aišku, yra kaip yra, manau, kad ta 2-2 yra dėsningas rezultatas šiuose rungtynėse.